Trakų istorijos muziejaus Raštijos bokšte baigėsi pirmoji kūrybinių dirbtuvių LDK knygrišystė nuo gotikos iki baroko savaitė. 5 dienų užsiėmimuose, vienos dienos seminare dalyvavo bibliotekininkai, muziejininkai, restauratoriai, knygos, istorijos, knygrišystės amato mylėtojai iš Vilniaus, Šilutės, Šiaulių, Lazdijų, Ukrainos Pečorų Lavros muziejaus. Per šį laikotarpį buvo išbandyti keli įrišimo būdai, paremti istoriniu pagrindu. Tai pirmiausiai pasigamintas kleisterinis popierius, tą popierių įrišta knyga. Tai yra pagal 17 amžiaus antros pusės istorinius įrišus. Taip pat buvo rišamos knygos į odą pagal LDK teismų aktų knygas 16 amžiaus pabaigos. Ir seminaro metu išmėginti įvairūs gotikinio įrišo procesai, tai puošyba pavieniais spaudais, apkalų, dirželių gamyba, tvirtinimas prie medinių kietviršių. Na ir įrišta iš viso 21 knyga, pasigaminta per 150 popieriaus lakštų kleisterinių dekoravimo būdu. Šios užsiėmimus vedė, jiems vadovavo restauratoriai, Vilniaus knygrišių gildijos nariai, mūsų muziejaus bičiuliai Sigitas Tamulis ir Kristina Lukoševičienė. Reiktų dar paminėti, kad šį projektą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Jų dėka šis projektas įgavo tam tikrą mastą, prestižą ir tokį, pasakykime, sudarė galimybę žmonėms dalyvauti šiame projekte. Taip pat reiktų pasakyti, kad šio projekto metu vyko įvairios ekskursijos po Trakų pusiasalio pilį, pasiplaukiojimas Galvės ežeru. Dėl to dėkojame verslininkui Robertui Volosevičiui. Na ir aišku, partneriai muziejaus Vilniaus knygrišių gildija, kuri pasirūpino, surado reikalingą istorinę medžiagą, pasidalijo jos dalyviai savo patirtimi. Ir aišku, pagrindinis šio projekto organizatorius, Trakų istorijos muziejus, direktorė Alvyga Zmejevskienė, kurios idėja įkurti viename iš pusiasalio pilies bokštų Raštijos dirbtuves. Jau antrus metus šiose dirbtuvėse sėkmingai įgyvendinamos kūrybinių knygrišysčių dirbtuvės. Pirmiausiai dėkoju Trakų istorijos muziejui už suteiktą galimybę tokią ir garbę dalyvauti jų renginiuose ir per šią tokią kūrybinių dirbtuvių ir tokią istorinę savaitę pristačiau gotikinio įrišo struktūrą, remiantis Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomais inkunabulais ir supažindinau su gotikinio įrišo užsagais ir apkalais ir bandėme pagaminti knygos užsagą, tai yra prikalėme kilpelę prie medinių kietviršio, prikalėme kabliuką, užkniedėjome vinutes prie dirželio, tada tą dirželį pritvirtinome su metalo plokštele. Ir šio veiksmo pagrindinis tikslas buvo supažindinti su naudojamais įrankiais ir ta atlikimo technika,
kadangi suformuoti įgūdį per kiek laiko neįmanoma, bet seminaro dalyvis, jisai susipažįsta su įrankiais ir gali juos palaipsniui susikomplektuoti, ten įvairius plaktukėlius, grąžtelius, ten prikaliukus ir kokios minutės ten ir taip toliau. Taip pat mes pjovėme viduramžišku būdu gobelių knygos bloko kraštus ir kiekvienas dalyvis susipažino, kaip įdedamas knygos blokas į spaustuvus, kaip dirbama gobeliu ir kodėl atsiranda tam tikri netikslumai senose knygose matomi. Taip pat pabandėme rišti gotikiniu būdu knygos lankus. Dalyviams parodžiau pagamintas LDK teismų knygų įrašų kopijas, beveik replikas, kurios saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne. Tai dalyviai, remdamiesi tais analogais, įrašo po tą LDK rankraštinės knygos įrašą. Taip, šių kursų metu dalyviai galėjo susipažinti su tokia viena seniausia Europoje kleisterinio popieriaus technika, tai kurios pagrindinė medžiaga ir yra kleisteris, jis yra iš kukurūzų arba kviečių krakmolo gaminamas ir įmaišomos spalvos. Jeigu senais laikais įmaišydavo tikruosius mineralus, pigmentus, o tai šiais laikais mes turim paprastesnių, jau tokių patogesnių priemonių, tai yra ir guašas, akrilas. Na ir visi dalyviai išklausė teorinę paskaitą apie kleisterinį popierių, istoriją jos, apie gamintą Vokietijoje tokį popierių, kurį gamino Moravijos seserys. Ir pasižymėjo tas popierius labai tokia raiška, raštų, įvairovė, naudoja tokią alyvuogių spalvą, geltoną garstyčių ir mėlyną indigo, arba Berlyno dar mėlyną, vadinama, tuo metu yra atrasta. Tai galėjo dalyviai jau po šitos paskaitos įsikvėpę, galėjo pasigaminti savo raštus. Na ir kadangi šita technika savyje turi irgi didelį tokį potencialą tą kūrybinį, ką turėjo ir dalyviai savyje, tai gausi visai neblogas rezultatas. Ir kviečiam į Trakus pasižiūrėti dar kūrinių Lakšto atliktų šią techniką. Tai trumpai papasakosiu dar, kaip šitas kleisterinis popierius gaminamas. Prieš tai pasiruošiami popieriaus lakštai, jie yra drėkinami vonelėje atskirai. Ir toks sudrėkęs popieriaus lakštas nuimamas, pasidedamas ant lygaus stalo, ištepamas tuo vadinamuoju pasigamintų kleisteriu ir su dažais, kuris jau yra spalvotas, ir iš tikrųjų braukiami tada teptuku dažomas tas popieriaus lakštas ir pradedama dekoruoti. Tai dekoruojama įvairiausiom priemonėm, tiek savadarbėm, tiek iš tikrųjų mūsų buityje pasitaikančiais įvairiais įrankiais, tai būtų ir lazdelės, ir formelės, ir netgi savo paties pirštais. Tai čia būna, gal net ir įspūdingesni raštai negu tų jau tokių šukelių ir ten pagaliukų. Va, ir tas pačias šukeles galima pasigaminti patiems iš kartonėlių ir supjauti. Tai va, matom tokį pirštais iš tikrųjų tokių judesių pagamintus raštus. Čia tokiam šukelėm ir bangom. Čia jau rodau ant knygų viršelių atsidūrusius šitos lakštus. Ir irgi taip pat pirštais tokios kaip bandelės, rutuliukai. Tai tiesiog buvo ta vieta, kur susitiko žmonės vienijami knygų pasaulio paslapčių. Ir patyrėm labai daug tokių netikėtų
veiklos galimybių. Ir aišku, mes čia turėjom galimybę, vadovaujami projekto vadovo Rimanto Supranavičiaus, visą tai patirti, susidėti giliai į širdį ir parsivežti tą patirtį į savo organizacijas, į savo namus. Ir aš manau, kad kiekvienam buvo labai naudinga patirtis. Aš esu iš Šiaulių, todėl labai esu laiminga turėjusi galimybę čia padalyvauti. Nuostabus dalykas yra knyga, štai ką mes ir turim, ir visokios knygų pavidalai, išraiškos, spalvos, dydžiai, formos, faktūros, popieriaus meniško gamyba, taip pat mus visus kaip tokį vidinį pasaulį tarsi atskleidė. Tai va, dar viena mokytoja, kuri labai mus įdomiai edukavo ir mes turime štai tokius puikius rezultatus. Esu labai laiminga. Esu Kristina iš Šilutės, Bajoraičio bibliotekos ir savo gyvenime puoselėju tradiciją, senąjį amatą ir labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susipažinti su Rimu Supranavičium. Kai sulaukiau skambučio ir pakvietimo į šitos mokymus, be galo apsidžiaugiau ir staigiai susikrovusi daiktus atlėkiau į Trakus. Tai iš viso širdies noriu padėkoti Trakų muziejaus vadovams ir gerbiamam Rimui, kad mane prisiminė ir uždegė dar labiau tą širdyje norą kurti, mokytis, perduoti ateities kartoms senųjų amatų subtilybės, kažkokias tai žinias. Supratau vieną šitose mokymuose, kad niekada nenustosiu to domėtis ir dar noriu pasidžiaugti, kad Rimas subūrė nuostabią komandą, labai gabius, talentingus, savo srities specialistus, iš kurių kiekvieną minutę galėjau kažko tai mokytis ir parvežti namo ir tom pasidalinti. Tai labai labai ačiū. Aš Ramūnė Žiedė iš Vilniaus universiteto. Labai laukiau šitų kursų. Jau praeitais metais norėjau dalyvauti ir nebeliko vietų. Ir tiesiog netyčia visiškai papuoliau šiais metais. Kažkas negalėjo, atsisakė, man paskambino. Tai jaučiausi kaip loterija išlošusi. Tai va, tai aš neįtikėtinai esu patenkinta šitais kursais ir popieriaus labai daug pasidarėm. Nerealiai esu sužavėta valdžia Trakų šito Pusiasalio muziejaus. Aš tiesiog apstulbinta, kokia direktorė nuostabi yra, bendražmogiška. Ir tiesiog vadovai, kokie geri šitų kursų vadovai. Ir kad visas bokštas skirtas knygrišystei. Tiesiog man čia yra nuostabu, absoliučiai. Ir Gutenbergo mašiną išsibandėm. Kopija padaryta. Meistras Virginijus, neįtikėtinas, auksarankis. Tiesiog viskas išdrožinėta, ta mašina. Ta prasme, aš sužavėta šitais kursais ir tiesiog neįtikėtinai noriu padėkoti organizatoriams ir finansuotojų, kad sudarė galimybę mums sudalyvauti. Va šitaip ir išmokti šito amato. Neišmokti, pramokti, susipažinti. Čia yra tik pradžia kiekvieno. Bet tai ačiū labai. Ačiū organizatoriams ir mokytojams. Ačiū. Дорогі друзі, литовські колеги з Тракайського історичного музею, з вдячністю від мене особисто, від Національного заповідника Києво-Печерська лавра, Україна, за ту велику таку братню допомогу в плані едукації, які ми маємо можливість відвідувати, ділитися або переймати ваш досвід у роботі з підростаючим поколінням, у певних таких відповідних реставраційних, таких мистецтвознавчих заходах, які сприяють не тільки зближення і розуміння нашої спільної історії, але і відповідного розвитку для майбутніх поколінь. Тому я вдячний за те, що я мав можливість побувати на цьому проєкті «Переплітна справа князівства Литовського», зробити власноруч і, звичайно, з допомогою, під чуйним керівництвом ваших колег,
Рімаса, Вітаса. От таку от цікаву книгу. Блокнот на згадку. От такого плану. Для мене це було вперше, хочу сказати, що і багато я зрозумів, багато дізнався. Дасть Бог, сьогодні ще на завершення ми спробуємо зробити невеличкий блокнот, такий, як ми вже сказали, він, мабуть, може знадобитися нашим військовим для того, щоб записати якісь певні нотатки на фронті. Тобто це такий буде невеличкий військовий блокнот. Тому слава литовському народу, слава Україні і слава колегам нашого Тракайського історичного музею. До перемоги! Героям слава!